Visi apie Senmė Labas 17 čia ir aš norėjau šitą video padaryti, kad rodyčiau jums, kaip aš darau nagus, tai kaip maždaug nagų dažymo video, kaip aš tiesiog dažau savo nagus ir ką aš naudoju. Dažniausiai dabar pastaruoju metu vasarą aš nusidažau savo nagus baltai, tik aišku čia sumovau. Nieks nėra stabus, gerai, nieks. Tai ir dabar nudažiau ir aš tik parodau, ką aš naudojau dėl baltos. Aš naudojau šitą nagų laką. Aš gyvenu šalia Iki, tai didžioji Iki radau French Manicure Bellaton, nežinau. Tai White Tips, matot, kad čia turėtų būti čia French tas White Tips kadigaliukai, bet aš naudoju šitam, nes man visai patinka, ir jis gerai veikia, matot. Tai visai gerai veikia. Tai dabar, kadangi jau nusidažiau, aš darysiu su šituo, kurį irgi pirkau iš Iki Bellaton, irgi matot. Bellaton. Tai bet čia yra Crackling Nail Polish. Tai šis, kad jis, parodysiu, ką jis daro, tai jį duokit užsitepti ant vieną pirštą nago. Lol. Taigi jo, nudažiau vieną nagą ir jūs matote, kaip jis tiesiog pradeda, kaip jis tiesiog pradeda lūžti. Galiu jums parodyti užsidėjus ant kito nago. Tuoj. Va. Jūs turėtumėte kaip ir matyti, kaip jis lūžta pabiški. Tai ir jis taip lūžta, kol pagaliau patampa iki kiek gali lūžimo. Tai ir toliau taip padarau su visais nagais. Vaizdu. Tai padariau ir Lakavau. Strauksiu, parodysiu. Mano nulakota grožį. Tai be to šitas nagų lakas Crackling, tai parodysiu, aš biškį dar neužsukau. Jis labai greitai džiūsta ir ir jis tiesiog nesitepa ir neveikia, jeigu jūs nededate balto arba kažkokią nagų lako popačią. Ir tik sakau, kad šitas nagų lakas yra negeriausias dalykas žemėje, jeigu jūs norite tiesiog paprastą nagų laką, tai jeigu perkat, žiūrėkit, kad nebūtų užrašyta Crackling, nes jis neveiks kaip paprastas nagų lakas. Juodas, tai Aš visai yra daug kitokių spalvų, bet tik sakau. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir ir ačiū, kad žiūrėjote ir iki apie Senmė Labas 17.